Su jumis Jurgis Petrauskas, sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien laidoje matysite reportažą iš mokytojų dienos šventės. Gimnazija paminėta Kalbų diena. Praūžusią judėjimo savaitę. Reportažą iš kasmet daug gimnazistų dėmesio susilaukiančio renginio sporto šventės. Gimnazistų tarybą papildė 8 nauji nariai. Šviesioji gimnazija rugsėjo 26 minėjo Kalbų dieną. Šios dienos metu buvo surengta rusų kalbos viktorina, kurioje gimnazistai naudoja rusų kalbos žinias, pritaikydami žinias ir iš kitų pamokų. Judėjimo savaitę išjudina visus gimnazistus ir netgi mokytojus. Pirmokai savo jėgas išbandė kvadrato varžybose, antrokai skraidančios lėkštės žaidime ir krepšinio žaidime Karavanas. Trečiokams atiteko orientacinės užduotys ir futbolas. Na, o ketvirtokams liko tinklinis. Visi gimnazistai buvo apdovanoti šauniomis apyrankėmis. Prisiminkime smagią mokytojų dienos šventę. Daug šypsenų, veiksmo, staigmenų, juoko, dovanų, gėlių, o svarbiausia – meilės jums, mūsų mylimi mokytojai. Guess I got my swagger back. Guess I got my sweet. Noriu paklausti, kokios emocijos po mokytojų dienos? Po tokių švenčių visada būna labai geros emocijos. Viskas, širdis sklaidina džiaugsmo, gėrio ir dabar atrodo, kad jau po šitos dienos, jau būsi geras. Bet buitis padaro savo ir rutina. Tai kokios jūsų emocijos po mokytojų dienos? Labai juokinga ir linksma buvo. Man tas labai patinka. Jeigu jau prajuokino, tai jau gera diena. Puikiai. Emocijos labai puikios, labai puikiai šventė, labai grožėjausi mokiniais, kurie ją paruošė ir šauniai vedė. Žodžiu, šoko, dainavo, o mums ašaros tekėjo iš juoko ir širdis pilno džiaugsmo, tai iš tiesų tikra šventė. Ačiū. Kriminalai. Visą savaitę mokyklos koridorius buvo užėmęs kandidatų į gimnazistų tarybą virusas, tačiau tarybos senbuviai jį sustabdė. Klausėte, kaip? Nesigirsime, virusas buvo nevaldomas, tačiau vargais negalais situaciją perėmėme į savo rankas. Tai padarėme surengdami preskonferenciją ir balsavimą, kuriame savo balsą galėjo atiduoti visa mokyklos bendruomenė. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got, like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is as bananas as you say, I'm not taking any chances. You are just what? Pasiklausykite, kaip nedrąsiai tie agitacinių plakatų viruso nešiotojai kalbėjo prieš rinkimus. Labas. Labas. Kodėl tu manai, kad visi turėtų balsuoti už tave? Na, nežinau, aš manau, kad aš turiu tas savybės, kurių reikia. Kodėl todėl? Todėl, kad aš faina. O kodėl visi turėtų balsuoti už tave? Nes aš draugiška, faina ir manau, kad aš tikrai galiu padėti. Ir iš tikrųjų čia yra žmonių pasirinkimas, aš ką noriu, už tą balsuoja, bet aš noriu, kad už mane balsuotų. O ką jie kalba dabar? Kol kas jie dar nekalba. Apsipras, pramoks, o tada pradės jų darbai. Jūsų dėmesio naujieji gimnazistų tarybos nariai. O, taip visa gimnazijos bendruomenė pradėjo penktadienio rytą. Nuostabi diena, nuostabi arena, nuostabios emocijos. Tik šviesiojoje gimnazijoje. Dešinė kairė nieko nelauk, pirmyn atgal štai taip aplink, savo raumenį saugiai. Stop! Rinkis sveiką maistą obuolį. Per ilgą pertrauką valgyk obuolį. Nusifotografuok su obuoliu, įmesk nuotrauką su obuoliu į Instagramą ar Facebooką ir būtinai nepamiršk parašyti grotelės KŠG obuolys. Originaliausias nuotraukos autoriui atiteks prizas. Nuo rugsėjo 1 dienos gimnazija buvo prisipildžiusi neaiškios kilmės debesų.
Jie maišėsi koridoriuose, nesiorientavo erdvėje, klausinėjo, kur randasi kabinetai. Tokie keisti debesis bandė įsiskverbti net į gimnazistų tarybą. Po ilgų spėlionių sinoptikai priėmė vieningą sprendimą. Tie debesys buvo erdvėje nesiorientuojantis fuksai. Gimnazijos mastu fuksų problema bus išspręsta jau labai greitai, o mes, gimnazistų taryba, tvarką įvedėme atostogų metu. Atostogų metu įvyko naujų gimnazistų tarybos narių krikštynos. Belgium.